Sveiki. Ar kada susimąstėte, ką mums duoda pyktis? Kai mes supykstame, kai mes stipriai supykstame, mumyse pasidaro energetika, jinai tampa labai stipri. Ir pyktis iš tiesų mums yra naudingas. Mes galim pykčio pagalba užsibrėžti didelius tikslus, didelės galimybės savo išsikelti kaip variantų erdvėje. Ir būtent to pykčio įtakoje mes galim žengti pirmus žingsnius. Ypač tai yra, kai mums kažkas darai ir nesigauna, bet tada viduje tu turi įsižiebtas užsispyrimo pyktis, stengsiuos, kad gautųsi. Gal tau ne pirmą kartą, ne antrą, ne trečią, gal ir 10, juk tai iš 200, nežinau, kažkelinto ar 2000 kažkelinto karto tik lemputę sukūrė. Tai mums taip pat reikia tiesiog kantriai eiti link savo tikslo, jeigu iš tiesų žinome, kad mes jį turime ir kad jis mums yra svarbus. Taigi tai yra baltasis pyktis, sakykime, kuris uždega kūrybinę ugnį ir padeda ją palaikyti. Bet yra pyktis kaip kova. Kada puldinėjame aplinkinius žmones, nes esame nepatenkinti savo gyvenimu. O šitoj vietoj mes turime labai išlikti mąstantis, išlikti dėmesingi. Ar tik tai nepradedam, jeigu tai mūsų savybė, puldinėti kitus, tai kovoti. Mes įsivaizduojam, kovojam už teisybę, kaip Don Kichotai su vėjo malūnais, bet iš tiesų mes kartais norime per kovą primesti savo įsitikinimus, savo norus kitam žmogui. Tai ir tada tas pyktis, įniršis, agresija, manipuliacija, jie pradeda kenkti pasauliui. Ir tada automatiškai prasideda problemos gyvenime. Vat tiem, ką puldinėja, reikėtų dirbti su aukos pozicija, nes dažnai tie žmonės turi savyje iš vaikystės neatidirbtą aukos poziciją. Tada jie pritraukia žmonės agresorius. Kai mes esame patys agresoriai, mums tiesiog šviečia žmonės, kurie yra aukos ir mes juos puldinėjame tam, kad jie pasikeistų, kad išeitų iš aukos pozicijos. Taigi, bet kokiu atveju, sąmoningumas, gyvenimas iš širdies, gyvenimas iš pamąstymo, ar tikrai šiuo metu man reikia dabar pykti, ten nervuotis, įvairiausius dalykus daryti. Tokius, kurie yra susėti su negatyvu. Jeigu tu sąmoningai gyveni, tu girdi save, girdi aplinką ir neterši savo žodžiais, savo mintimis ir savo veiksmais tavo artimos aplinkos. Nemėtai keiksmažodžių, nesakai įvairiausių apkalbėjimų, tiesiog gyveni ir leidi gyventi kitiems. Taigi pyktis gali būti ir baltas, ir juodas. Nors, sako, nėra baltos juodos, nei pavydo spalvos. Pavydas yra pavydas, pyktis yra pyktis. Bet kartais mums tas savo įspyrimas labai padeda pasiekti tam tikrų tikslų. Su jumis Eligija, skaičių magija. Spauskit patiktuką. Galbūt kažkam šios minties šiandieną labai reikia. Ir taip YouTube algoritmai parodys daugiau žmonių šį video. Galbūt kažkas iš to turės naudą, jeigu jums tai nebuvo naudinga. Ir susitiksime sekančią dieną.